Ok. Wow, kokį spurtą davė. Gerą dieną, žvejai profesionalai, neprofesionalai, ar šiaip žmonės įkrytę į YouTube'o juodąją skylę ir netyčia paspaudint šitą video. Dabar trumpai užsuksim iki žuklės parduotuvės, nusipirksim didelių kablių, dideliem masalam ir lėksim gaudyti ešerių. Bandysim šiandien gaudyti didelius ešerius. Kirsim Lietuvos sieną, varysim, kaip sakant, į užsienį, į Bartos upę. Nu ir ką, tenai žiūrėsim, kaip mums šiandien seksis. Šiaip diena fantastiško grožio, manau seksis gerai. Susitiksim prie vandens. Ką, hebra, mes jau prie upės, labai toli užsienį, apie 40 km nuo Lietuvos sienos, prie Bartos upės. Nu ir ką, čiumpam meškerės ir eisim, bandysim kažką gaudyti. Šiaip planas gal bandyti ieškoti didesnio ešerio, bet jeigu to didesnio greitai nerasim, tai tiks ir bet koks. Reikia ieškoti ešerių, kur jie čia yra. Ką? Nu, bet galim pabandyti čia tarp tų žolių pamėtyti. Tarp žolių čia vis tiek turėtų būti mailiaus ir galbūt turėtų būti ir ešerių. Aš sakyčiau, pabandom čia tarp tų žolių pamėtyti. Čia mėti. Gerai. Išeinu tada. Aš tada einu į vidurį. Tarp tų žolių vidurį. Mažiukas ešeriukas jaučia. Yes! Uoba! Oho, koks gražuolis. Kokios sodrus raudoni pelekai. Gražus ešerys kuprytė. Vieną dieną tu ešerį būsi kilograminis. Gerai, viskas. Naudojam G-Grig sistemėlę. Opa, geras. Turim didelę žuvį. Geras. Ok. Teik čia. Wow, smūgiai. Koks ešerys. Vopapa. Hebrytė, pažiūrėkit. Wow, ešerys. Hei. Ešerį, tu mane apgavai. Aš galvojau, kad tu būsi lydekiūkštis. Pasirodo, ne. Čia yra didelis ešerys. Blema, kaip man jį paimti. Pastoviai man užsiimtų alpinizmu. Jeigu ne ten, tai ten. Uopapa. Wow. Hebrytė, bubum. Va čia tai basas, dėl ko mes atvažiavom. Yes. Žiūrėkit, hebra, ešerys koksai. Gyvulys. Europietiškas basas.
Ok, mes jį greit paleisim. Wow, nusisuksim galvą. Ok, šerį, su gera. Nu ką. Va ir dropshotas veikia. Ką, pirmieji šeriai. Aš naudojau džigrygą ir vežiuko imitaciją. Tik pagavau pirmą rimtą basą. Ir tėvukas iš karto uždropšotino irgi rimtą ešerį. Yes, hebra, davai. Žvejyba tik prasideda, varom toliau. Ką, hebrytė, gavom truputėlį pakeist planą. Turėjau pilną tokių didelių kablių, dideliom kilpom. Bet jie yra neofsetiniai. Ir čia dugnas labai dar vis žolėtas, dar turbūt nenukrito pilnai žolės. Ir labai kabinu daug žolių, tai pažvejot sunku. Dėl to tenka masalus truputėlį mažinti, nes didžiausi mano ofsetiniai kabliukai, kuriuos dabar turiu, yra antro numerio, kas nėra labai dideli. Nu, bet ką, matėt, toks ešerys susidomėjo ir poros colių vežiuku. Tik pajaučiau jau kaip užsėda. Opa, geras žuvis. Vėl didelė žuvis. Dar vienas. Ne, lydekiukas. Žvakė. Atsargiai lydekiuk. Davai, nenukandam, susitarėm gražiai. Ne, ateik. Gražiai, greitai, aš tave cikt nuo kabliuko ir viskas. Ir važiuojam namo. Wow. Apa. Lydekiukas. Va. Wow. Davai. Pasižiūrim po lydekos, ar neįpjautas valas. O pas mane jis matos nuo čia yra pažeistas. Neaišku, ar nuo akmenų, ar nuo lydekos dantų, bet reikia kokį gerą 4-5 cm nuimti ir užsirišti. Aišku, floriko pavadys biški sutrumpėsnų, bet nieko tokio. Bet vis geriau negu kad bandyti žvejot su pažeistu pavadėliu. Nežinau, ar per GoPro matysis, bet čia vidury upės yra turbūt didelis sėklius, matosi įsikišę žolių stagarai. Ir dar kai ėjom, sakau, kad turim vidurdienį, šilta yra. Ir aš manau, kad prie tų visų sėklių, prie žolių turėtų būti mailiaus. O kur mailius, ten dažniausiai ir plėšrūnai. Ar ešeriai, ar ir lydekos. Tai ir pasitvirtino šitą mūsų teoriją. Pagavom čia tikrai gražių ešerių, lydekiuką, bet kol kas, man atrodo, tą vietą išsisėmė, tai ko gero judėsim toliau. Bye. Ką, mano vežiukas jau pavargęs, o tėvukas su perlamutriniu žuvytės imitacija traukia vieną po kito, tai man atrodo, mes duosim jam truputį pailsėti ir irgi užsidėsim perlamutrą, nedidelios žuvytės imitaciją, žiūrėsim, kas bus. Gaudom šiandien naudodami Jig sistemėlę. 4 numerio ofsetukas ir mano mėgstamas perlamutrinis guminukas. 2 colių. Nu, nežinau, šiaip norėtus dėti didesnį masalą. Bet neturiu didesnių ofsetinių kablių. Va, dabar kol kas kažkiek pabandysim su tokiu.
Iš karto. Trečias metimas. Ir, nu visai toksai, nieko ešerys. Opa! Žiūrėkit. Nedidukas, bet labai gražus. Su kupryte, spalvos super. Gražus ešeriukas. Trečias metimas. Su to masaliuku ir turim tokį ešeriuką. Opa! Kas čia? Vienas ešerys. Ir antras ešerys. Dupletas. Nu va. Pamokiau tėvuką ešerius gaudyt. Dabar pradėjo po 2 traukti. Ant vėžiuko. Bum. Nice. Gražus dupletas. Uova. Gero. Ir antras dupleto ešerys. Nu toks. Ne visai, bet irgi gerai. Traukia vieną po kito. O man špaiga. Nu, aš ten traukiau, jo, tu nelabai ką. Apsikeitėm. Kiekvienas savo žuvį pagaus. Nu, nes ten irgi matyti yra mailiaus. Yra kas jį gano, žinai. Ką, hebrytė, keičiam biškį dislokacijos vietą. Nu, ešerį reikia ieškoti. Vienoje vietoje tu būdamas tikrai to ešerį nerasi. Ir jau prieš tėvuką ant kiekio jau gerokai prasileidžiu. Aišku, big fishas kol kas dar mano, bet reikia vytis. Tai radau čia vėl tokį žolių krūmelį. Žiūrėsim, gal ir čia bus kokių didelių ešerių. Opa, turim labai didelę žuvį. Įdomu, kas čia? Nežinau, hebrytė. Bijau ir sakyti. Kol kas jinai ramiai eina link kranto kartu. Mano vedama. Kas čia? Wow, ešerys koksai, dar vienas. Gražuolis. Dar vienas dručkis. O žiūrėkit, hebra. O. Ok. Wow. Kokį spurtą davė. Dar vienas. Nu, gal ir ne kilovykas. Wow, hebrytė. Gal ir ne kilovykas. Bet jau tikrai netoli to. O. Pasakiškas ešerys, hebra, pažiūrėkit. Gerai, reikia jį kažkaip paimti dabar. Wow. Ok. Pažiūrėkit. Va čia tai ešerys. Ai, kaip man jį paimti. Wow, hebrytė. Jeigu čia ne kilovykas, tai nežinau tada. Tikrai labai netoli to. Big fishas. Galimai big fishas. Pirmas buvo, nu, panašaus dydžio. Blemba, labai gaila, kad nepamatavau. Dėl to nežinosiu, bet...
čiupo rožinį Swing Impactą. Chebrytė. Basas. Europietiškas basas. Mes jo čia nekankinsim, labai ilgai nematuosim, o pridėsim prie meškerės ir pažiūrėsim, maždaug prisiminsim, kokio jis ilgio. Aha, baigėsi ties kamštinė rankena. Chebrytė, pažiūrėkit. Gyvulys. Ką, chebrytė, šerys apytiksliai buvo kažkur tarp 38-37 cm. Pragaudome šiandien Jig sistemėlę, kokį darom pravedimą. Paprastas toks, sakykim, kaip džigas, porą pasukimų, masalas pasiekia dugną, porą pasukimų, masalas pasiekia dugną, bet nebijom ir tokių duoti smūgių, trumpų tokių. 1, 2, 3, 4. Nes, sakykim, mes dabar žvejojam su vežiuku, bet aišku tinka tas ir paprastai žuvyti, bet jeigu esat matę, kaip pabaidai vežiuką, jisai varo bum, 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 bum. Tai, sakykim, tokie vat smūgiai kotų tikrai po vandeniu, manau, primena žuviai išsigandusi ir sprunkanti vežiuką. Ir pamiksuojam, aišku, pamiksuojam. Opa, lydek. Baba. Tuoj mes nusileisim ją. Palaiky. O. Baig. Tiko. Dropšotinė lydekaitė. O, per dantis. Wow, ok, viso gero. Šiandien lydeko aktyvumas tikrai neprastas. Kol aš persirišinėjau lydekos nukastą masalą, tėvukui užkybo ant dropšoto. Ačiū Dievui, kad nenukando. Mes žiūrim, nekyla. Toj kils. Nu. Opa. Photo session. Taip. Bum. Big fishas tavo, ne? Buvo didesnių. Buvo didesnių, sako.